Prieš mus du Ecovacs vejos robotai. Abudu belaidžiai, gražūs ir balti. Iš esmės atrodo labai panašiai ir kainuoja taip pat panašiai. Čia yra versija iki 8 arų, čia rekomenduojama daugmaž iki 5 arų vejoms prižiūrėti. Robotai panašus, reklamoje galbūt labai fainai skambės šis robotas. O dėl to mes tą video ir darom, kad neapsigautumėt ant reklamos ir teisingai įvertumėt jų tikrą skirtumą. Šitas robotas naudoja palydovinę sistemą. Kitaip tariant, jis mato danguje palydovus, pagal tai žino tikslę poziciją, komplekte yra dar viena antena, ko dėka robotas itin tiksliai važiuoja savo trajektorijom. Šitas robotas neturi jokių palydovinių sistemų, nereikia nieko montuoti, skamba reklamoje žiauriai viskas gražiai, bet. Čia yra jo kamera, mato viską aplink save, kaip matot. Ir pagal tai robotas orientuojasi, bet naktį pjauti jisai negali, nes nieko nemato. Jeigu lyja, blogai mato. Aštrūs šešėliai robotui kelia problemų. Taip kad šitoje vietoje šitas robotas pirkinys yra skirtas tik tais tiems, kas neturi normalaus palydovinio signalo savo sklype. Jeigu jūs turite Android telefoną, parsisiųskite programėlę GPS test. Nustatymuose išjunkite visas palydovinės sistemas ir palikite tik GPS. Ten viršų dešinėje rasit nustatymus. Praeikite sklype palei pastatus, palei tvorą. Telefonas gali būti žemiau laikomas ir pažiūrėkit, kiek yra palydovų. Jeigu pas jūs fiksuojasi 6, 5, 4 palydovai, tuomet galbūt čia pirkinys yra štai šitas jūsų. Jeigu dar mažiau palydovų, tai tik šitas. Jeigu jūs matote savo teritorijoje 6, 8 ir daugiau palydovinės sistemos, ką naudoja jūsų telefonas tuo metu testo, tai čia yra pirkinys jūsų. Šitas robotas gali dirbti ir naktį, ir dieną, dirba tikslingiau, jo važiavimo visos tos kryptis bus tikslingesnės, klaidų daro mažiau. Be to, abudu robotai turi čia priekyje kameras, jūs galite jas pasižiūrėti savo telefone, net nuotoliu, kaip robotas važinėja. Taip kad trumpai tariant, mažiems sklypams be palydovinės sistemos, kai yra kritinė situacija, pirkinys čia, bet tie, kas turi gerą signalą, nereikėtų jums pasimauti ant reklamų, kad labai fainai, nereikia tos palydovinės sistemos, nereikia antenos, nepatingėkite įsikelt, daug laiko neužima, o daiktas savo perkate ilgam. Taip kad neapsigaukite ten, kur nereikėtų su reklaminiais lozungais. Tikiuosi į klausimus esminius atsakėm. Jeigu turite jų daugiau, klausite, mielai atsakysime.